23 metus nusikalstamų veikų skaičius šiek tiek išaugo Kauno rajone, registruota yra apie 100 nusikalstamų veikų daugiau. Didžiausios problemos, aišku, kaip ir visur Lietuvoje, tiek nepilnamečių nusikalstamumas, tiek narkotinių medžiagų vartojimas, platinimas nepilnamečių tarpe. Lygiai taip pat išaugo sukčiavimų skaičius, eismo įvykių įskaitinių užregistruota panašiai kaip ir 2022 metais, tačiau žuvusiųjų turime 3 daugiau. Viena iš problemų yra policijos pareigūnų trūkumas ir šią problemą kartu su Kauno rajono savivaldybė sprendžiame, tai yra pritraukinėjame naujus policijos pareigūnus į Kauno rajoną dirbti, mokant jiems stipendijas nustatyto dydžio. Su Kauno rajono savivaldybė bendrų veiklų tikrai turime daug ir norime pasidžiaugti tuo labai glaudžiu bendradarbiavimu. Kauno rajono savivaldybė investuoja į bendras prevencinės programas nuolat ir daugiausiai apskrityje. Praeitais metais skyrėme 60 000 eurų. Tos lėšos, kurios yra skirtos, dažniausiai jos naudojamos yra policijos materialiniai bazai pagerinti. Šias lėšas savivaldybė yra nupirkusi 3 automobilius, 1 elektromobilis iš jų, 2 keturračius, termovizorius, dronus ir kitas priemonės, kurios reikalingos policijos darbui. Išskirti galėtumėm Linksmakalnio ir Ežerėlio seniūnijas, dėl to, kad ten tiek policijai pranešimų skaičius mažiausias, tiek ir registruotų nusikalstamų veikų skaičius mažiausias. Esame labai išskirtinė savivaldybė dėl to, kad turime labai daug bendruomenių ir jos visos aktyvios. Tai tikrai skatinu visas bendruomenės jungtis į saugias kaiminystės grupės, kitas grupės, kurie tikrai užtikrintų jų gyvenvietės saugumą. Bendarbiaujant ne vien su policija, su priešgaisrinė tarnyba, su kitom institucijom, iš tikrųjų siekime, kad ne tik būtų gera gyventi Kauno rajone, bet ir saugu.